Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien prie knygų kalbiname mokslininkę Rūtą Barkauskaitę. Prašau, prisistatyk. Labas, Mykolai, sveiki. Aš turbūt per drąsiai mane pavadinai dar mokslininkę, nes nežinau, čia reikia gal užsipelnyti ar nuspelnyti tokio titulo, būti tituluotu ar ne, daktaru. Mokslininkai apskaitai vis tiek turbūt labiau siejami jau su tokia grinai, jau formalia akademinė veikla, aš dar doktorantė, tai gal taip, žinai, per drąsiai. Jeigu tikėtume, ką mokslo taryba sako, taip, bet aš manau, kad mokslas yra mūsų širdyje. Ok, gerai. Jeigu mokslas mūsų širdyje, tai tokia mokslininkė kaip aš turbūt yra tokia mokslininkė, kuri labiausiai apie žmonių, mokslą apie žmonės, ar ne? Tokį mokslą domisi ir daro, kuris yra ne apie kažkokias jo dalis, galbūt, ne apie tai, kas jame gali būti stebimo ir matuojamo, ar ne, bet galbūt tai, kas apskritai visada yra apie esmę, apie šerdį, apie bandymą prieiti ir kažką tokio atnešti ir į mokslą, ir į praktiką iš to, kas apskritai yra iš esmės su žmogumi. Ne? Tokia ir pasaulėžiūrinė ta nuostata, kad jis yra kažkokia tai visuma, kažkoks labai esmingas iš esmės nerinkinys kažkokių savyje esamų duotybių, gabumų, bet daugiau sprendžiantis, besirenkantis laisvą valią, ar ne, savo ieškantis, kenčiantis, einantis per tą, kas mums visiems kažkaip egzistenciškai yra tokia natūrali žmogiška būsena, kaip gyventi jau yra kažkoks iššūkis apskritai, ar ne? Jis nėra savaime duota mums egzistencija, ar ne? Ir mes vis tiek kažkaip susiduriam su skirtingais patyrimais, mes kažkaip per save susikonsteliuojam ir savo pasaulį, ar ne? Ir tai, kas mes esam, kaip mes jį matom, kaip mes jame veikiam. Ir tai mus kažkaip esmingai kuria. Ir mes toliau vėl renkamės tą save kažkokį sukurtą ir perkūrinėti bandom ir ko tik mes nebandom su savim daryti. Tai turbūt, jeigu save apibūdinant kaip mokslininkai ir kažkokį savo interesą, tai man dėl ko kokybinė, ar ne, mano metodologija yra, tarkim, tokia mokslo metodologija, kurią aš labai natūraliai atvažiavau nuo mokyklos ir po to tik tai viskas apsijungė iš įvairiausių sričių, iš filosofijos, kurią kažkada baigiau, iš psichologijos, klinikinės psichologijos, ar ne, iš psichoterapijos, viskas sueina kažkaip labai gražiai tą patį įforminimą mokslę, kuris ir prieigą tokią siūlo, visuminę prieigą prie žmogaus, ar ne. Ir aišku, su visais metodologiniais iššūkiais kažką apie tai pasakyti mokslą. Tai gerai, aš gal grįšiu prie tavo klausimo, prašymo gal grįžčiau prisistatyti, tai ką aš veikiu, tai aš esu doktorantė Mykolo Riomerio universiteto, psichologijos instituto ir mano tyrimų tema yra susijusi su psichosomatinė būklė, dabar pripažįstam ar ne psichosomatinė būklė, tai yra alopecija. Tyrinėju moteris, kurios gyvena ilgą laiką su alopecija ir kaip jos patiria tai ir kaip kuria per ilgus metus tą vidinį naratyvą ir kaip supranta tą išorinį jų tapatumo konstravimą ir ir jų vidinį tokį konstravimą. Ar ne? Tai principe, kas yra jų savęs suvokimo dalykai. Ar ne? Tai čia yra tokia mano jau labai konkrečių interesų sritis, tai ką aš tyrinėju, ar ne? Bet kaip psichoterapeutė šitoj srity, tai aš sakyčiau, mane domina viskas. Tai be abejo. Su psichoterapijai tu dirbi su tuo, su kuo reikia dirbti. Su kuo ateina žmogus, taip aš jam nesakau, pakalbėkime apie jūsų plaukus. Kodėl? Aš tai mėgstu apie savo plaukus kalbėti. Tai suprantama, kodėl. Taip. Gerai. Tai kaip atrodytų tuomet tas įprastas tipinis tyrimas, kurį tu atlieki? Aš nežinau, kas yra tipinis man tyrimas, tai būtų galbūt tas, aš šiaip labai ieškotoja ir aš galbūt man norisi labai vis į kažkokius naujus horizontus rauti, žinai, tai aš pradėjau nuo fenomenologijos,
kaip tokio lauko, kuris labai tampriai persipinė su psichoterapija. Ir čia esmė yra to, kad ta subjektyvi perspektyva. Tas subjektyvus gilus pasakojimas, ar ne, kai ateinantis iš to žmogaus gyvenimo, iš jo suvokimo, iš jo vidaus. Tai jis labai persipina ir su psichoterapiniu procesu ir kažką moksle daryti tokio panašaus buvo labai labai natūralu. Tai čia magistro galbūt studijų buvo formate. O jau kai į doktorantūrą įstojau, tai yra persijungiau grindžiamąją, nes iš tikrųjų grindžiamoji, ta metodologija, kuri leidžia atsidurti tokioj terpėj tarp duomenų pasaulio ir jau ištirto teorijos ir empirinio pasaulio, duoda galimybės tuos pasaulius kažkaip, pasakant kažką naujo, pereiškinį, naujomis savokomis, nes kuo tokia man puiki ir tipiška, kuo yra grindžiamoji teorija, kad jinai leidžia, suardyti. Bet kokią teoriją suardyti, išskaidyti ją, modifikuoti ją, pasimti iš jos tik tai, ką tau reikia, segmentą, būtent tai, kas tau paaiškina tavo duomenis. Tai tipinis tyrimas dabar mano atrodo, kad aš sėdžiu prie duomenų ir pasiėmusi Keti Šarmaz grindžiamosios teorijos vadovėlį, žingsnis po žingsnio bandau, analizuoti ir duomenis, aišku, tai yra indukcinė prieiga, nes jinai numato vis tiek, kad tu labai per duomenis žvelgi ir teorija yra kaip tarnaitė, atsiprašau labai už tokį gal pasakymą, kuris gali kam nors nepatikti, o gal ir ne. Kad jinai kaip tarnaitė turi, ta prasme, arba tikti, arba ne. Ar ne? Kad jinai tarnauja teorija, kuri arba tiem duomenim paaiškinti tinka, tai aš taip ir bandau judėti. Dabar paskutinis mano buvo, galbūt konferencijoje toks, ne publikacija, bet rengsiu publikaciją to pagrindu. Tai beje, tau ir rašiau apie ją. Kai klausiau, atsimeni, čia šita. Aš sudalyvavau Kijeve konferencijoje dabar tarptautinai ir pristačiau jau tyrimą, kuris ir buvo tas, ar ne, ta dermė pasiekta mano. Iš duomenų aš modifikavau vieną psichoanalitinį konceptą ir paaiškinau savo duomenis tuo psichoanalitiniu konceptu. Jį pati perrašydama ir apibrėždama iš naujo, taip kaip iš manęs to prašo duomenys. Man labai patinka šiaip grindžiamoji teorija, nes tai yra vienas iš tų tokių įdomesnių priėjimų, kur tu, esi informuotas kaip ir literatūros, bet nesi jos įkalintas. Ir tas nusistatymas, kad nebūtinai tai, ką mes ligšiol žinom, yra tobulai aiškinantys tikrovę dalykai, ir kad gal mes galim remiantis duomenimis padaryti kažką, kas geriau aiškina tikrovę, tas man patinka. Ir dar man patinka, kad grindžiamoji teorijai galima tiek kiekybinius, tiek kokybinius priėjimus ir tu gali tą patį reiškinį visai kaip trianguliuoti. Ir jau tada nėra kur dingti, jeigu visais priėjimais tu turi tą reiškinį ir visi rodo į tą pačią teoriją. Tai čia yra ganėtinai man patinkantis momentas. Taip, aš tam sutinku. Man būtent, kai aš susidūriau pirmą kartą su grindžiamąja ir buvo toks eureka, wow. Pagaliau yra, tokia, subjektyvi perspektyva niekada nesustos manęs dominti jau kaip psichoterapeutės ir man visada tas mokslas bus svarbus. Bet kai mes kalbam apie tokį reiškinio išsamumą ir tu visada nori apriepti ir subjektyvę, ir socialinę pusę, grindžiamoji yra kažkoks, puikus iš tikrųjų, sutik toks metodologinis, ar ne, derinys šitų pasaulių. Dalykų, kuriuose yra kokybinis aspektas, nors aš nesu fanas šiaip kokybinių tyrimų, tu tai žinai, Taip. Čia niekam nepaslaptis, bet aš gerbiu tą priėjimą, tiesiog jis ne man. Bet net jeigu mane sužavėjo grindžiamoji teorija, tai jau matyt ten kažkas tokio yra, kad net ir aš negaliu prieštarauti tam priėjimui tokiam. Bet ar rekomenduotum studentui gal? Ar studentas neturėtų pradėti nuo grindžiamosios? Bakalauro studentui kaip tik šiandien po ilgų paskaitų ir apkalbėjimo įvairiausių metodologinių klausimų. Aš visgi galvoju, žinoma, kad ne. Ir šita prasme, kad, nežinau, man, aš galvoju, pagrinduose paplaukioti yra gerokai prasmingiau bakalauro studentui ir apskritai, kelti tos klausimus, kurie pas mus mažai, beje, diskutuojama akademijoje. Aš tikrai labai pasigendu tos meta-analizės ir tokios refleksijos mūsų mokslininkų, o kaip mes suprantam, mes tą tiesą išgaunam, tos receptūros elementariai. Nes tas, kaip aš ir studentams sakau, yra tas akademinis establishmentas, kad
Bet, nu, tradicija yra iš kartos į kartą, mokslininkai taip daro, tai kam čia kelti klausimus, kodėl aš naudoju ten Likerto skales, arba kodėl aš statistiką paremtus, kaip ta tiesa gimsta iš statistikos. Ta prasme, ta filosofinė tokia plotmė, kurioje yra kritiniai klausimai, ta prasme, kas yra per būdas pasiekti tiesą, ar ne? O kas yra kitų būdų pasiekti tiesą, ar ne? Tai man, aš kažkaip į tą plotmę, kai nueinu su studentais mąstyti jau ir sąmonės problemos klausimus, bet ko aš pasigendu mokslininko suvokimo, ką jis daro tuo, kai jis daro. Pavyzdžiui, kai tu gali eiti į pasaulį, tyrinėti jį iš kažkokių jau savo turimų žinių, ar ne, dedukciškai mes pavadintumėm. Arba tu visai nieko nežinai apie tą dalyką ir tada tu kažkaip su tokia nuostaba eini pirmą patirti tą realybę, o po to iš jos padaryti kažkokias išvadas, ar ne, indukciškai. Tai prasme, ką tu kaip mokslininkas darai, kaip tu supranti tą tikrovę, kurią tyri. Ką tu iš jūsų ten veiki ir ar tu esi tos tikrovės dalis, ar tu esi visiškai ten atšokęs ir nutolęs per šviesmečius, ar ne, ar kažkoks įsivaizduoji, kad esi neutralus, ar tu gali būti neutralus. Ar tu gali iš viso be interpretacinio momento sukurti tiesą? Tiesa yra produktas, ar tiesa yra užrašyta ant medžių ir danguje? Ar visgi, supranti, man atrodo, jie yra esminiai šitie klausimai. Yra esminiai. Mano širdyje tie klausimai jau yra atsakyti Karlo Poperio ir Vienos būrelio. Bet niekas nesako, kad reikia vadovautis tuo, ką Poperis pasakė, dėl to, kad tai yra susitarimo dalykas. Tu lygiai kaip logika yra susitarimo dalykas. Jeigu tu sakai, o man nerūpi logika, aš nesivadovausiu logika ir ką tu man. Tai tokiu atveju yra alternatyvių būdų kalbėtis. Taip pat yra ir alternatyvių būdų pažinti tikrovę. Aš manau, kad neįsivaizduoju, kaip galima be logikos, kuri yra kasdienio mąstymo dalis, patirti ir aprašyti tikrovę. Kokia alternatyva logikai? Gal tu žinai? Girtos klejonės yra alternatyva logikai. Gerai. Bet, tarkim, tikriausiai esi bendravusi su žmogumi, kuriam tu pateiki logišką argumentą ir tarsi visi galai sueina, bet žmogus nuomonės nekeičia. Žinai, ką aš supratau iš klasikinės logikos paskaitų per filosofiją. Ir mane pritrenkė gerąją prasme. Ir nuo to laiko aš atleidau visam pasauliui. Labai mylima ir gerbiama logikos dėstytoja Nijolė Radavičienė. Jinai duodavo tokį pavyzdį. Iliustruodama modus ponens dėsnį, sako, yra... Dabar tikrai jau nutolus labai, kad taip tiksliai pasakyčiau, bet esmė buvo tokia samprotavimo, kad mūsų visas samprotavimas yra paremtas logika ta pačia, bet į ją įdėkim tiesiog turinį ir mes pamatysim visą absurdą mūsų samprotavimo. Pavyzdžiui, yra Marsas ir mes sakom, yra toks teiginys, egzistuoja Marsas ir egzistuoja pianinas čia Žemėje. Ir mes galime daryti logišką išvadą, kad šiuo metu Marse sėdi ir prie pianino groja ateivis. Šita logika leidžia mums daryti išvadas, kai mes turim du bet kokius teiginius iš jų daryti išvadą. Ir jis yra logiškas korektiškai, bet turinio atžvilgiu tai yra visiškai nesąmonė ir nonsensas. Mes patikrinti, jeigu negalim, tai mes nežinom. Čia ir yra esmė. Tu negali patikrinti, ar jis ten nesėdi ir ne. Ir to pagristos visos sąmokslo teorijos. Taip, mes galim pasakyti, kad vieni samprotavimai grįsti realybė, kiti ne. Bet, sutik, pas mus spėliojimo ir manipuliavimo idėjomis ir viešam diskursai ir akademinė yra tiesiog masė. Kibirais galima semti. Taip. Tai viskas yra logiška, iš esmės logiška, bet nesąmonė. Galėtų sakyti tas, kuris, kažkur turi savo patikrinimo sistemą. Taip, bet man šiuo atveju pagalba ateina tas pats Vienos būrelis, kuris sako, kad jeigu tu teigi kažką, tai tavo atsakomybė įrodyti. O plokščios žemės teorijos gynėjai, jie turi visus įrodymus, kad žemė yra plokščia. Oi, buvo tenai vienas atvejis, kur nusipirko brangią įrangą, kad įrodytų, kad žemė plokščia ir per klaidą įrodė, kad visgi apvali.
bet tik jis vienas tą suvokė, o visi kiti liko, man atrodo, su tuo. Ir šitą va. prasme, aš susitaikiau, kad tai nepakeis pasaulio. Jis vis tiek visada bus kažkoks va toks. Ir mes visada būsim šitam dialogė, žinai, su savo tiesom, su savo tokiu, va, žinai, kažkuria prasme fenomenologija apie tai ir kalba, kad va, tas, žinai, daugelipiškumas mūsų. Tikrovės suvokimo, santykio su ją. Ir kiekvienas tarsi turi tą savo teisę. Nu, jeigu, žinai, tose klejonėse tu atrandi savo realybę, kodėl aš turėčiau pretenduoti ją iš tavęs atimti, ar ne? Tas tiesa. Leiskim žmonėm būti savimi, kaip jie nori. Ir kartais yra įdomu, ir vat kokybinė metodologija ir leidžia pamatyti tą įdomumą. Ar ne? Būtent atskleisti daugia perspektyviškumą, žinai, kad ir tikrovė nėra kaip kažkada religija išsemdavo savo tiesom, ar net paaiškinimus, ir pasakydavo, to yra tiesa, Dievo žodis, ten, ar ne, ar ten dar tokia, teistinė, arba dar kokia nors ten metafizika, va kažkada buvo perėmus visiškai, ar ne, filosofija irgi aunino tiesą ir sakė, bet kai mes jau pereinam į tą postmodernų į pasaulį, tai mes turim va tokią neišsemamą, neišsibaigiančią, perkuriamą tikrovę. Aš taip sakyčiau. Ir subjektyviai, ir socialiai mes konstruojam, perkonstruojam, perdarom ir nuolatos kažkoks vyksta žmonijos kūrybinis procesas tame. Ir žinai, aš su fenomenologija negaliu nesutikti. Aš tik labai neseniai susigyvenau su idėja, kad man turėtų nerūpėti, kad žmonės taip galvoja, kaip tu dabar pasakei. Nes man visą laiką tiesiog grauždavo viduje, kad kažkas turi kažkokį subjektyvų realybės suvokimą. Ne, tikrovė yra tik viena, o paskui, taip, Mykolai, kodėl tau rūpi? Ir supratau, kad nerūpi. Nerūpi. Ir tada pradėjo tapti įdomu skaityti kokybinius tyrimus. Nes, o ką čia įdomaus atrado? Aš nebūtinai turiu priimti tai kaip objektyvę tikrovę, bet patyrimas tai yra tikras. Bet visgi tu tiki, kad yra objektyvi tikrovė. Na, aš tai tikiu, kad yra objektyvi tikrovė. Kiek ji yra pažini, čia yra atskiras klausimas. Okay. Bet kad jinai yra objektyvi, tai jinai egzistuoja. Dabar ar mes pajėgus ją pažinti taip jau tobulai, ypač kai kalbam apie socialinius mokslus, tai ten, šakiam po vandenį. Ar kada nors, tu manai, yra tas pozityvizmo optimizmas, atsiprašau, užpildomas, kad vieną dieną mes visgi prieisim prie to? Ne, socialiniuose moksluose aš nematau tos dienos. Turi būti visata kaip uždara sistema tyrinėjama ir kiekvieno atomo ir subatominės dalelės padėtis ir kryptis būti žinoma, kad kažką galėtum išvesti, bet tada, kur yra ta sistema, kuri matuoja visą tai, nes jeigu jinai yra viduje, vėl, metodologinis košmaras tada. Čia ne tik metodologinis, čia jau tikriausiai nebe psichologijos objektas tampa tikrovė, čia tada matematikai, fizikai turėtų žiūrėti. Va, vat man dar smalsus, va, tą pačią alopeciją tyrinėti. Galima su milijonu klausimynų, kurie yra klausimynai. Ir aš vat galvoju, apklausus ten kažkokią didelę imtį žmonių, su tais milijonu klausimynų, iš vienos pusės aš gaučiau kažkokias įžvalgas, kurias aš galėčiau pateikti ten visuomenės sveikatos institucijoms, ten apie kažką, ar šviesti visuomeniai, ar kažkam. Bet va taip, aš skiriau laiko pagalvoti nuoširdžiai apie tą klausimą, ar tikrai aš rasčiau kažką verto pasakyti kiekybiniu aspektu tavo temoje ir, ne. Kodėl tu taip manai? Aš manau, kad kiekybiniu aspektu tą temą nagrinėjant, aš gaučiau per daug panašius rezultatus, kaip į bet kokį kitą žmogų alinantį, erzinantį dalyką. Taip. Ir tada tos mano išvados, jos būtų geros, bet jose trūktų to cinkelio, kuris ateina iš tavo kokybinių tyrimų, kurie galbūt ne visiems tinka, ne visiems tobulai pritaikomi, bet tu gali bent jau apčiuopti tą patyrimą konkretų vieną, kad ir kažkokios nedidelės grupės žmonių, kažkokius dėsningumus apčiuopi ir tada jie yra be galo taikliai taikomi klinikinėje praktikoje. Mhm. Bet, žinai, yra pasakyta daug kiekybiniais būdais, 10 000 pridaryta tų tyrimų. Bet aš ten visiškai, tu taikliai suformuoji, ką galbūt man sunku būtų suformuoti, kad tai būtų labai panašu, jeigu tu pasimsi psoriazės,
odos, bet kokius sutrikimus panašius, Jo. ne visai panašius, tos panašios išvados tavo. O ką mes galim tada su to, ką čia veikti su to? Bet, žinai, koks yra privalumas mano prieigos dabar, kad iš tiesų apie tapatumą labai mažai pasakyta. Jis nėra kaip reiškinys, va toks kaip visuminis tyrinėtas, ar ne? Tai čia jau iš karto nagai nešti, bet, nu, nes tik kokybinė prieiga galėtų, nu, tos kompleksijos kažkokios įnešti. Kadangi, žinai, aš paskutiniu metu irgi labai, ne tai, kad susitaikiau, bet ypač po Kahnemano, dar nebaigiau griaužti šitos knygos, Thinking Fast and Slow, visgi. Jisaigi prisipažino, kad tai knygai pusė tų tyrimų yra pakabinti ant snarglio. Ant snarglio. Gerai. Bet kokiu atveju jo idėjos kokybiškai man skamba baisiai gerai, ypač tas, kurias gali atpažinti kasdienę mąstymę. Truputį nuvyliai. Bet žinai, kuo jis mane privertė patikėti? Statistinė norma. Aš pirmą kartą išvelgiau joje prasmę iš tos knygos. Nes visada man būdavo tokia panieka, žinai, aš studentam dėstau paskaitas ir žinai, o Dieve, nu, tai prasme, ką norma pasako apie visus, apie nieką ir kažką ir nieko konkretaus. Tas suvidurkinimas visko, kokią tada turi prasme, koks informatyvumas, tarsi aš iš to žvelgiau. Bet paklausius jo, žinai, man jis labai priartino kiekybinį lauką iš tikrųjų. Prasme, kad aš pradėjau suvokti, kažkada per klinikinę tą pasakojau studentam, bet gal pati pamiršau, kad mes be galo daug normą remiamės arba nesiremiam. Ir aš tą vieną pavyzdį duosiu iš to, kad jisai, kai aprašo, kaip mes prognozuojam, jo, čia iš to studento dabar bus čia koks mokslo daktaras, brilliant, ne, bet su tokiais duomenimis mes čia matom ateitį. Arba atvirkščiai, kažkas parpiepęs silpnas ir prognozija į minusą, ar ne? Ir jisai sako, ir vienu ir kitu atveju mes darom per didelį statymą. Mes niekada nepriimam tos realybės, kad tiesa visada bus kažkur arčiau vidurio. Jis nebus nei labai geras, nei tas bus labai blogas, bet kažkur bus geriau, kažkur ne taip gerai galbūt, ar ne, kad to kasdienio paprasto. Wow, galvoju, iš tikrųjų statistinė norma egzistuoja ne tik kaip matematikos sukurtas dalykas. Mūsų visų patirtis daugmaž susisuka aplink tą. Ką? Žmonės yra daugiau panašesni vienas į kitą negu skiriasi. Jo, ir ant kažko visgi stovi ta mūsų realybė, aš tai pradėjau galvoti. Ir iš to panašumo tarpusavyje galime netgi tuomet svarstyti apie tuos kokybinius tyrimus, kaip aš juos žiūriu, kad, gerai, galbūt aš nelabai pasitikiu tam kažkokiam grandioziniam išvadam, bet jeigu grupėje žmonių ten išsiskiria patyrimai, kurie yra panašus, tai jeigu aš tai situacijai būčiau, veikiausiai ir aš panašius patyrimus turėčiau. Ir tada tas generalizavimas atsiranda, kad ir koks, bet jis atsiranda. Ir tas iš to, kad mes visi panašus. Tai čia yra gražus dalykas. Šiaip jo. Žmonės taip nori būti išskirtiniais, kai realiai būti labai, labai panašių į kitus yra laimės raktas. Ramybės, gerokai, netgi iš psichoterapijos galiu proceso pasakyti, žmonės šitiek nerimo atsikrato, supratę, kad jie visai yra arti kažko paprasto. To, kur atrodo, čia kaip visi, čia. O pasirodo, čia labai, labai kažkuria prasme atliepia tą esmingai būti gyvenime, kuris ir šiaip challenge'ina, kartais per stipriai netgi, ar ne? Kartais žmogų labai stipriai challenge'ina tiesiog gyventi, be jokių didelių jo paties gyvenimo iššūkių, ar ne? Tai jeigu jis gali nors kiek jaustis normalus, ir tada reiškia kažkokiam panašiom reikšmėm dalinti su žmonėm, panašiuose dalykuose dalyvauti, panašiai suprasti, tai labai mažėja jo nerimas, netgi aš pasakau. Taip, be abejo, kai tu jautiesi dalimi. Taip, gengo pradedi jausti, kad aš priklausau kažkam, ar ne? Netoks atskiras vienišas atomas visatoje. Joks žmogus nėra sala pati viena su savimi. Bet dar grįšiu prie tavo pastabos, šiaip apie kokybinį prieigą prie mano temos, kas žinai, man visada tą grįžtamą ryšį tokį duoda fainą, žinai, kad tai yra gydytojai, kuriem aš tą pasakoju. Ir tai yra, deja, dar gaila, kažkaip neišgirsta ta tema, jinai, tiesiog labai mažą žmonių dalį jinai apima, užtat suprantama, kad jinai nėra tokia, žinai, trendy ar aktuali kitiems žmonėms, ar net daugiau tai grupiai, kurią paliečia.
Bet, pavyzdžiui, užsienyje, tai Lietuvoje turmintai nėra susidomėjimo, bet užsienyje yra didžiulis susidomėjimas šitą temą, didžiulės konferencijos, didžiuliai resursai yra nuo klinikinių iki, ta prasme, iki gydomųjų praktikų, visų grandžių, ten fantastinės yra tos konferencijos. Ir kai pasikviečia ten pakalbėti, ir va dabar važiavau pakalbėjau ir gavau tokį grįžtamą ryšį. Oho, sako, aš tik galvoju, aš pasakau apie tai, kad perukas, kurį moteris turi užsidėti ant galvos, kuris yra kaip medicinio algoritmo baigiamoji dalis. Tai prasme, kad problemos sprendimo būdas. Tai prasme, kai nėra plaukų, tada yra galimybė ten ar kokia nors ten sistema pridengti, arba peruku. Medikam atrodo, kad, jie gali lengviau atsikvėpti, nes žmogus rado sprendimą. Ir aš bandžiau parodyti, kad tai yra toksai, kas po to vyksta, kas po to peruku ten dedasi, taip ir iškėliau tą klausimą. Ir aš bandžiau parodyti, kad tas visas tranzitas identiteto nuo praradimo savo plaukų, ar ne to viso šoko, nuo viso to savęs tokio pokyčio, iki jau adaptacijos ir prieimimo to naujo savęs, kuris yra, niekada netaps kūno dalimis, jis tik yra uždedamas, nuimamas, jis nėra tas, kas prilimpa ir tampa. Tu visada esi gyvam santykyje, jis kinta, tau vis susidėvyje, jos reikia keisti, jos reikia išsiieškoti ten kokybės, spalvas, jos turi tikti. Tas adaptacinis procesas, kad ten vyksta labai, jis yra tranzitas, ten vyksta tranzitas to tapatumo. Nuo to taško, kai suvokiama yra, kad aš viską praradau, ten save, iki kažkokio tai atkūrimo ir prisitaikymo labiau prie to savo plikumo, ar ne, kuris jau tampa neišvengiama irgi dalimi. Ir prie to naujo tapatumo, kurį tu kuri per išvaizdą. Kad tai yra visada procesas, visada toksai kūryba. Ir tada, čia aš bandžiau long story short sudėti, ar ne? Ir aš ten taip per 20 minučių išpyliau žirnius į sieną, greitai supasakau, schemutės prirodžiau. Aha, sako viena gydytoja, klausyk, aš visada galvojau, kad jom jau viskas ten gerai, kad viskas jau pasibaigė, ar ne? Ir sako, klausyk, aš dabar suprantu, kodėl jos sako, kad, taip matau aš tas akis ir aš suprantu, kad ten kažkas, kodėl kartais negalėtų jausmų suprasti savo paciento. Sako, man dabar aiškiau, kad aš jų nesuprantu. Pasirodo, jos ten išgyvena labai daug dar. Ir dar praeis daug laiko, kol tai taps jų dalim, ar ne, ta išvaizda nauja tokia. Tai aš manau, kokybinė prieiga leidžia tau ten iki išsiblusinėti, žinai. Iki, ta prasme, ten tokių atomų tą visą, labai pritraukti tą linzę ten, prie tokio atrodo, tokio savaime tarsi suprantamo dalyko, ar ne, ir iš tokio sveiko proto suprantamo, o tai staiga žiūri, vaidami, žinai, kad ten biškai veriasi ta visata po to, ir dar kažkokia visata už to yra, žinai. Tai tuo žavi iš tikrųjų ir tuo jinai yra įtraukia velniškai kaip kokia, žinai, baltoji skylė. Juodąja nesiverčia liežuvis pasakyti, nes ten viskas išnyksta. Tai čia atvirkščiai turbūt iš to viskas daug kas gimsta. Žinių singuliarumas. Taip, galima būtų ir taip pasakyti. Nuostabu. Aš po truputėlį dar labiau pradedu tikėti kokybiniais tyrimais. Tu kad tu labai šauniai jų prasmę įvardini. O jeigu studentas nori, tiesiog jis pasirenka, kad jis nori atlikti kokybinį tyrimą ir jam tai yra tiesiog pats metodas ar pati prieiga įdomi. Kokių turėtum praktinių patarimų, kad pasisektų? Taip. Less is more. Ir simple is the new sexy. Svarbiausia, kad, nes jis painus laukas. Tikrai painus ganėtinai. Turiu minti, kad vis tiek kokybinis laukas labai perreflektuoja visus savo pagrindus, iš kurių jis žvelgia į realybę. Ir bando kiekvienu momentu apsibrėžti ir pasakyti dėl to, kad tai yra interpretivistinė paradigma, ar ne? Jinai nestovi ant statistikos tokio rūmo, kur ten viskas aišku visiems ir nereikia nieko aiškinti. O čia turi, nes tas yra ir skaidrumas, ir parodyti, kad tyrėjas apskritai supranta, kaip jis tame interpretivizme dalyvauja. Be šito tu negali padaryti gero kokybinio tyrimo. Tai dėl to, kadangi čia yra visokių tokių, ar ne, refleksyvioji tradicija, aš tai pavadinčiau, ar ne, ir joje tikrai reikia išmokti būti refleksyviai, ne taip struktūriškai viską logiškai priimti, kaip yra tas ir tiesiog seki,
kažkokią logiką, ar ne, neužtenka. Dėl to sakau, rinkitės pačius paprasčiausius metodus, rinkitės šabloninius metodus, kaip teminė analizė, yra template analizė, kuri labai panašiai. Kokybiniai tyrėjai labai daugina šitą lauką, vis gimsta ir gimsta naujų metodų, pastovi, kiekvienais metais po naują publikaciją, tikrai, prisiekiu. Ir tu gali pažaliuoti ten, ta prasme, ir galvoji, dieve, ir čia panašu, ir savokos, tik kitais žodžiais, viskas tas pats, tik truputį kitų savokynų paaiškinta. Ir kartais tada tikrai norisi truputėlį nuo to triukšmo, žinai, atsitraukti ir išsirinkti savo, o studentui, aš sakau, pačią tokią paprasčiausią prieigą. Kas labai nustebino ir šiandien dar dirbant su studentais visą dieną, jiem labai patiko indukcinė prieiga. Arba aš ją su tokia meilė perdaviau labiau negu dedukcinė, arba jie tikrai suprato, kad labai su interpretyvizmu apskritai labiau dera jinai. Tai reiškia, žinai, kad tu tokia, išlaikai tą tokią atvirą ir leidi tam pasauliu ateiti pas tave labiau, negu jį bandai formuoti per teoriją, ne? Tai nežinau, kaip čia, kas yra čia simple ir kas čia yra less, žinai, iš to, ką sakau, bet yra labai gerai paprastų vadovėlių parašyti. Pavyzdžiui, man labai patinka Brown ir Clark Successful Qualitative Research. Yra tokia posturė knygiutė ir visada studentams sakau, paimkit va šitą paprastą vadovėlį. Tiesiog, išpurtytas visas procesas nuo A su A nosiniam, su E, su I ilgosiam iki Ž. Turime, kad viskas paliesta. Ir tada skaitai tokį, ir tada nepasimeti, tada truputėlį, žinai, pasineri geriau, išnyri geriau. Tai va, yra tokių paprastų tikrai žmonių, kas patinka kokybiniam lauke, žmonių kalba. Nėra tiek perkrauta konstruktais, žinai, teoriniams konceptais, kategorijom, tokiam, kur turi kaip filosofija. Principė, nes skaitai knygą ir turi aiškinamai žodyną šalia turėti. Lygiai tas pats su kai kuriuom kiekybiniam publikacijom. Kad įsikirstum, ar ne, kas tai yra Big Five, ten, arba iš tikrųjų, ar ne, suprastum, kas tai yra neužtenka paviršutiniškai ten kažkokių elementų, ar ne? Ne, tenai kartais reikia paplušėti. Ir va tada imlus, apimtiniai labai yra nedalykai, o kokybiniam lauke yra tokia labai paprasta, jinai yra nebūtinė, jokių būdų, bet tokia bendrinė kalba, aiškiai surašyta. Ir skaitant tos vadovėlius labai gali susigaudyti net pats labiausiai pradedantis studentas. Tai tikrai tame lauke yra pačiam labai daug galimybių be išgąsčio, įtampos, žinai, po truputį susibildinti, susikurti tą savo, žinai, supratimą. Kažkaip turinio ar temų analizė būtų visai prieinama studentui. Visiškai. Prisimeni, turbūt visai nesenai dar gynėsi meno kūrinių analizę per fenomenologinę prizmę. Pamenu. Tai buvo menininkė, kuri baigusi, ta prasme, jau turi backgroundą, ar ne, mene. Ir tai yra žmogus, kuris visada per gilį eina, tai fenomenologija čia sudėrėjo ir aš sakiau, ar neišsigasit, neišsigando, nes fenomenologija reikalauja filosofinio šiek tiek to prieigos per filosofiją supratimo, ar ne, per husserliškąją, per egzistencinę filosofinę literatūrą suprasti tą tyrėjo vietą ir kas ten vyksta su ta interpretacija. Ir iš kokių pozicijų yra interpretuojama, ir kokių gylių, ar ne, ir kokiais pjūviais. Tai jinai toks fenomenologija apskritai yra sudėtingesnis. Ir aš sakau, jeigu jūs nesat šamai, jeigu jūs nesat gelmių gyventojai, jūs nemėgstat ten kažkur labai nardyti, jūs gazdino tos gelmės žmogiškojo patyrimo, jūs gazdina mirties temos, jūs gazdina sunkiosios mūsų gyvenimo pusės. Neikit. Ir aš visiems sakau, kasdienio patyrimo fenomenai labai žavi, begaliniai žavi. Taip. Rutinos mūsų visokios žavi, visokios mūsų nesąmonės žavi. Mes visi pilni nesąmonių, jas galima pilnai tyrinėti. Čia visą laiką man būdavo keista ir apmaudu, kad studentai, ir ne tik studentai, išsirenka temas, kurios, taip skaitai temos pavadinimą ir jau jauti kaip depresija ten kyla nuo tas temos. Gal galima kokių džiaugsmą, žaidimų tyrimų, kažkur. Prasme, žaidimo su savo vaiku fenomenologija. Taip. Jėzu, kokia būtų nuostabi tema. Taip. Durų trankymo buityje. Taip.
lėkščių daužymo fenomenologija. Pykstantis arba džiaugiantis. Arba džiaugiantis. Taip, kodėl visada Nes pykstant? yra kultūrų ir tradicijų, kur lėkštės ir indai daužomi žymint, kad tai yra šaunu. Plius yra tokių ritualų, kur kažkokio gyvenimo etapo pabaiga yra servizai daužomi, esu dalyvavus tokiame daužime ir tai yra kažkas tai įspūdingo, išgyventi tą, dalyvauti tame ir matyti riksmus be išsilaisvinančio. Katartiška destrukcija. Katartiška destrukcija. Būtent mes tikrai gyvenam, psichologija turbūt labai gyvena tokiam patologizuojančiam lauke ir kažkuria prasme aš manau, kad ir mūsų, žinai, lietuviškoji tradicija yra vienas laikas gan jauna, pripažinkim. Sutinki, kad... Nedaug laiko turėjo psichologijos mokslas Lietuvoje vystytis. Ir mes vis tiek kabinam pačius skaudžiausius ir rezonansinius dalykus, kaip savižudybių, ar ne, traumų, psichologija, istorinių traumų. Ne, jeigu pažiūrėti tos massive, ar ne, tos didžiosius tyrimus, Vilniaus universitete atliekamus, tai jie vis tiek sukasi aplink tos skaudžiuosius visuomenės klausimus, nes mokslas turi atsakyti visuomenės užsakymą. Ir tada nelieka nei finansavimo, nei dėmesio ir atrodo, tas gyvenimas susisiaurėja ties didžiuliam problemam. Kas yra irgi netiesa ir mokslas turėtų galbūt labiau atspindėti tą įvairovę pasaulio, temų įvairovę, ar ne? Galbūt reikėtų, čia, matai, tikriausiai yra sunku pagrįsti mokslo tarybai, kodėl kažkokius džiaugsmo tyrimus reikia atlikti, nes tenai problematika ganėtinai tokia, neegzistuojanti. Taip. Bet kita vertus, jeigu tu juos bandysi pagrįsti, kad mes išsiaiškinsim, kodėl žmonės yra patenkinti, laimingi ir džiaugiasi ir bandysim tada visus kitus padaryti tokiais linksmais, galbūt čia yra prieimo kampas. Nes, pagalvojant apie, tarkim, bet kokius tyrimus, kur tyrinėjimas kažkoks socialiai pageidaujamas elgesys, tu tyrinėjai pageidaujamą elgesį, vadinasi, gerą rezultatą, tai galbūt ir apie džiaugsmą, laimę ir pasitenkinimą galima tyrimus daryti. Šiaip kryptis tyrimams. Tai tikrai abu su Mykolu skatinam jaunąją kartą imtis drąsiai klausimų, kurie visus mus padarytų gal, nežinau, laimingesniais, netokiais paniurusiais, depresyviais psichologais, užsiknisusiais kažkokiuose sunkiuose problemuose, ar ne, skaudžiuose klausimuose, o atnešti kažkokios šviesos ir vilties mūsų kartai, pavyzdžiui. Ar ne, nes... Aš manau, kad kasdien išėjus į gatvę to šviesos ir vilties yra pilna, tik tai reikia žinot, kur žiūrėti. Taip. Tai va, mes ir kreipiam tą žvilgsnį, kad reikia... Kaip žiūrėsi, taip tas ir matysis, ar ne? Jo. Aha. Taip. Kokybinis priėjimas visiškai. Taip. Aš esu tos realybės konstruotoja, ar ne? Tai iš savo nuostatų, iš savo pasaulio pojautų aš ateinu žvelgti, ar ne? Ir sustatysim čia 3 rūtas iš skirtingų kontekstų ir visiškai jos jausis skirtingai tam pačiam interviu. Atnešdamos savo pačių, ar ne, pasaulį ir savo pačių matymą, kad ir šitos paprastos situacijos. Tai va turbūt čia yra tokia geroji žinia, kad mes turim laisvą valią, kas yra žiauriai nuostabu. Ja. Ar tu tiki determinizmo labiau? Tu deterministas visgi esi labiau ką? Manau, kad čia sudėtingas klausimas. Kažkur čia mėtosi Deneto knyga apie laisvą valią. Tai iš vienos pusės jo determinizmas, o iš kitos pusės koks skirtumas? Ta prasme. Tai nekeičia to, kad aš vis tiek sieksiu laimės ir džiaugsmo dabar. Ar pasaulis determinuotas, ar jis nedeterminuotas, tai nekeičia to, kaip aš elgsiuos. Aš vis tiek elgsiuos, tarsi būtų laisva valia. Okay. Ir ne mano reikalas. Čia tegu fizikai ir matematikai atsako, ar mes esam deterministinės sistemos ar ne, bet man nuo to nei šilta, nei šalta, aš vis tiek sieksiu laimės savo ir savo artimiesiems ir visiems, kurie man rūpi. Gerai, tiesiog čia tenka tokį, gal istorinį determinizmą atsiminti, ar ne, kuris ateina iš to defekto teorijos, iš Freudo dar laikų, ar ne, kur jo buvo suvokimas, kad bet koks mūsų žingsnis, bet koks tai, ką mes galėtumėm pavadinti valios apraiška, yra instinkto apraiška. Mes esam apriboti vara. Ir ta seksualinė vara yra bet kokio mūsų elgesio išdava. Ir apie kokią čia mes šnekam laisvą valią. Bet aš noriu pasakyti, kad
tas ir padarė šiek tiek tokį žmogų, žinai, iš savo vidaus tu gali ten trykšti optimizmų gyvenimu ir ten eiti būti laimingas. Bet dar labai mus stipriai, mes esam socialiniam kontekste. Ir jeigu socialiniam kontekste mano elgesys kažkam yra determinuotas ir mane mato, žinai, kaip per va tuos sakinius, kad aš jau dabar nulemta esu kažko ir taip interpretuoja mano elgesį, aš visada esu po spaudimu. Turime, kad mūsų laimė labai priklauso nuo to, kaip mes konstruojam tikrovę, grįžtant prie to pačių ištakų. Ir aš galvoju, kad jeigu mes į žmogų žiūrim kaip, į tokį, kaip, aš nežinau, man jis kaip kalinys tada atrodo. Jis, ta prasme, tai suformavo visą psichiatrijos tradiciją. Suformavo ir psichoterapijoje labai požiūrio į žmogų ir pagalbos jam interpretuojant save, ar ne? Tu esi čia, žinai, tavo seksualinė vara čia veikia, žinai. Tai tada kaip tada jo paties suvokimas savęs, ar ne, ir identitetą. Aš manau, kad tai truputėlį sugniuždė žmogaus tą antikinę tokią, žinai, siela tokia, tokia, žinai, pakilėta, jų išaukštinta, tokį laisvą mąstantį filosofą, kuris atvirų žvilgsnių čia žvelgia į pasaulį ir bando jį aprašyti, žinai, Freudas atsakė, kad čia viskas, žinai. Man atrodo, vis tiek tos dominuojančios teorijos labai šeipina ir mūsų kasdienybę, formuoja mūsų pačius, mūsų santykį ir iš to gali ir nebūti tiek daug optimizmo. Aš viliuosi, nuoširdžiai viliuosi, kad žmonės neina per gyvenimą galvodami apie tai, kad pasaulis determinuotas ir aš esu laikrodis, kuris žino, kad yra laikrodis ir netgi šitas žinojimas yra determinuotas ir, žodžiu, neturi jokios laisvos valios. Aš kažkaip netikiu, kad žmonės svarsto, naktimis neužmiega, kad jie neturi ar turi laisvą valią. Aš galbūt galvoju apie tai, kad egzistencializmas čia visgi pagydė istoriškai, atnešdamas tas humanistinės idėjas. Kalbant apie tai, kad mūsų dabar suvokime nėra toks kaip Viktorijos laikų, žmogus po Viktorijos laikų, ar ne, Freudo, tas 20 amžiaus pradžia, kai toksai užguitas vergoviškas žmogelis. Aš manau, kad vis tiek tai mūsų sąmonė, šitos idėjos persismelkia ir ateina iki mūsų kasdienybės ir mūsų savęs suvokimą ir aš manau, kad dėl to mes ir turim gal laisvesnį savęs suvokimą. Ir kad... Galbūt. Aš su klientais turiu tokį dažnai momentą, kur klientas iš tiesų elgiasi ganėtinai nuosekliai arba savo bruožams, arba savo kažkokiams būsenoms. Ir per supratimą, kad tai vyksta ir kodėl tai vyksta, jis taiga tampa savo laivo kapitonu ir tai gali nustoti vykti. Tai žodžiu, tarsi to determinizmo pamatymas leidžia ant jo šiek tiek jį spustat. Taip. Į savo pusę, nes mes esame visi savo asmenybės bruožų įkaitai, tai dabar kaip mes juos vairuosime, yra visiškai mūsų reikalas. Tai tas momentas, man atrodo, viskas yra per vidurį, ar ne? Net jeigu ir mes esame determinuoti, tai nereiškia, kad mes negalim išvairuoti per tą determinizmą. Išdalintos kortos, tai jos jau tokios yra, bet dabar kaip tu su jam žaisi? Taip, būtent, kad tu esi žaidėjas šitam lauke, nes jau įkaito ir galiu, jeigu tu apsisprendė nebūti. Ne, nes jeigu tu esi vėtros blaškomas laivelis, tai kelk burės ir naudok tą vėją ir plaukiam. Ir klaus rankas ir bandyk išlikti visame tame. Taip, visiškai tau pritariu. Tai kur čia dabar tas mūsų pokalbis, aš galvoju apie... Nuo metodologijos iki filosofijos, čia yra įdomu. Tam ir šnekamės, kad būtų įdomu. Sutinku, tiesiog galvoju, kur čia toliau ta mintis. O klausyk, jeigu reikėtų rekomenduoti kažkokių filosofinių knygų paketą studentui, kuris domisi, svarsto apie galimybę atlikti kokybinius tyrimus, jam tai yra įdomu, bet sakai, kad reikia kažkokio tokio filosofinio pasirengimo, tai gerai, Husserlį skaitom, Eriksoną skaitom, ką dar? Eriksoną nežinau, ar Eriksoną skaitom, bet Husserlį nežinau, kas gali skaityti Husserlį. Galbūt Zahavį galima skaityti, kuris paaiškina Husserlį, žinai, kaip Fodamys, maždaug tokį. Tai yra... Gerai, nerekomenduočiau net Zahavio.
galvoju, kad Husserlis iš filosofų vis tiek tai yra egzistencialistinė tradicija, iš egzistencializmo atėjusi, visą interpretyvizmo, ar ne, ta tokia paradigma Sartras, Rodžersas. Ir tai yra Williamas Jamesas, jeigu nori, iš filosofų. Tai yra ypatingai toks pragmatizmas sukūręs humanistas. Bet man begalėjo nei daug yra humanistinių idėjų. Rolomėjus, vėlgi psichologą miniu. Bet būtent aš galvoju, kad kokybinio lauko tu neperprasi, neprisilietęs prie tų tokių įžvalgų į žmogų, kažkodėl galvoju. Ir man atrodo, tarp filosofijos ir psichologijos atsiduria Amerikos ypatingai tradicija. Ir aišku, aš skaityčiau Heideggerį, kuris yra kietas riešutėlis, aišku. Bet yra, pavyzdžiui, Steineris, kuris kalba apie Heideggerį, jau yra lengviau, priartina truputį Heideggerį ir padaro jį netokį. Aš prisipažinsiu, kad kai aš skaitau apie tos krypties filosofus, tai aš dažniausiai skaitau, kur jau kažkas suvirškinęs yra ir aš tiesiog santrauką prašyčiau. Taip. Nes originalą skaityti, vienas dalykas, kiti sakytų, kad iš vis vokiškai reikia skaityti, nes, kaip čia dabar vertimą, kokį čia skaitysi. Yra tokia ambicija, ar ne, prie šaltinio būti kuo arčiau. Jo. Bet va čia yra, nežinau, čia yra esmė, pagrindas ir jeigu paimsim dabartinį korifėjų Jonathaną Smithą, ar ne, dar gyvą klasiką, Britų mokyklos atstovą, kuris sukūrė interpretacinę fenomenologinę analizę, tai labai patogu per jį prieiti prie filosofijos, nes jis savo vadovėlyje tam pagrindiniam panoraminiam metodologijos, jisai eina, parodo, kaip iš to lauko atėjusios idėjos formuoja metodologijos lauką. Tai prasme, kad kaip filosofijos iš Sartro ateina tas požiūrio taškas, ar ne, iš ten Heideggerio ateina šitas požiūrio taškas. Tai man kažkaip, kadangi man teko filosofijos studijose krimsti visus grynų pavydalų, tai aš galiu sakyti, kad Smithas yra šventė. Tu taip maloniai skaitai tokį jo gražiai, paprasta žmonių kalba, suprantama, visiškai prieinama tas idėjos. Ir tu tiesiog užsikreti paprastai be sulaužimo smegenų, žinai, į tuos klasikinius kūrinius. Tai turbūt bakalauro studentui visada tą ir rekomenduoju, žinai, nuo tokio prieinamo. O jau iki klasikos turbūt reikėtų jau griaužtis gilin, jeigu tu jau nori truputį, ar ne, nuo savo patyrimo, ne per Smitho akis pasižiūrėti, tai ir ne. Aha, tai tokie pasirengiamieji darbai gaunasi, kad žmogus šiaip turi mėgti skaityti, o juo labiau su kokybiniais tyrimais didžioji dalis duomenų būna vis tiek teksto pavidalu sugeneruoti, tai jau pasiruošk skaityti momentas. Skaityti, rašyti, po to rašyti, skaityti ir vėl skaityti, rašyti. Vėl skaityti ir tada prisiminti, kad šitą nepastebėjau ir tada vėl nuo pradžių. Gal tik įterpti kažką kartais, ne. Ne viską nuo pradžių, bet vis tiek, prasme, kokį trečią informanto transkriptą pajunti, kad čia dar atsikartoja šitą temą visgi. Ir važiuojam, atgal ieškom, ar čia kažkur kitur yra. Duomenų analizė apskritai yra atskira tema, man atrodo. Kad studentams būtų aišku, kiek maždaug užtrunka, pirmas dalykas, net ne kiek užtrunka, bet valandos interviu, kiek teksto prigeneruoja? Jeigu labai greita kalbis, tyrimo dalyvis, o taip irgi būna. Ir man teko kuriozinė situacija, kur labai greitai kalbantis tyrimo dalyvis, taip, kad net nusipirkau sulėtinamąją programą, kad audio sulėtintų iki tiek, kad aš galėčiau žodžius išgirsti, kurie yra pasakyti sakinyje. Tai čia toks buvo ekstremalus patyrimas. Tai gali įsivaizduoti, to teksto yra dvigubai, trigubai daugiau kartais. Jeigu tavo pašnekovas yra lėtas, gilus, jis mąslus, jis labai nuosekliai keliauja, mėgsta išbūti save kažkokiam jausme, kažkokiam patyrimo momente, ar ne, tu turėsi lėtą, organišką, natūralų pokalbį, iš kurio bus kokie 25 lapai valandos, 30 lapų ir bus 100-150.
lapų transkripto. Vat, ta prasme, labai gyva situacija ir visada gali užsirauti. Jokių pažadų, kad bus, nu, kaip bus, nieks Nu tai gerai, tai šitą nesukontroliuojam. vietą išverskim vidurkį kažkur, nu taip, 40-50 lapų galima tikėtis Taip. per respondentą. Beje, kokybiniai tradicijoje mes jau Informantai. atsisakom ir informantų, ir respondentų atsisakom, ir tyriamųjų. Pašnekovai? Tik tyrimo dalyviai, pašnekovai, bet, ta prasme, tai yra iš tos, Nu, taip, tokia respondentas jis etikos. nerespondina, jis šnekasi. Taip, jis ten šnekasi. Ir Informantas, nu kas tu, tardytas, Taip. kitas tave informuotų, Taip, jo, taip, sutinku, tai taip. tyrimo dalyvis. kadangi jis yra asmuo, ta pagarba asmeniu, ir tu su juo praleidi tikrai nemažai laiko ir gyvai kalbėdamas, ir tada prie transkriptų, ir ta prasme, tu prisilieti prie asmens, tai tokia etika jau reikalauja vat, mano tyrimo dalyviai, ar ne, yra žmonės, tie, kurie... Na, bet čia dabar universalu. Visuose Jo. tyrimuose, jeigu pavadinsi tyrimo dalyvių, tai bus ir etiška, ir teisinga, ir tikslu. Taip, taip. Nu va, ir daugam kyla klausimai, o tai kiek man reikia iš tų tyrimo dalyvių kokybinėme tyrime. Aš kaip suprantu, nėra labai tiesaus atsakymo į tai, nes yra skirtingi principai, kaip kada tu nusprendė, kad jau baigiau, o kada nusprendė, kad dar nebaigiau. Tai... Ne, iš karto girdisi, kad tu kalbėjai apie teorinę prisotinimą, tokį duomenų rinkimą. Kai... Taip, bet čia man vienintelis pažįstamas. Taip. Ir todėl aš žinau, kad jis nėra vienintelis, bet aš Tikrai. tik vienintelį jį žinau. Tai va, man tie kiti įdomus. Jis yra būdingas grindžiamai teorijai, ar ne, o tarkim fenomenologija tai labai apibrėžtas. Kai kurie metodai tikrai turi labai konkrečius skaičius. Mhm. Tai pavyzdžiui, ankstesnė Smito versija dar iki 22 metų perleidimo šito metodo jisai sakė, užtenka 8-12, man atrodo. Mhm. Jau tokiam rimtam tyrimui aš turiu minti, ne bakalauro. Bakalauro mes vis tiek, suprantama, kad žmogui, kuris pirmą kartą daro tyrimą savo gyvenimą, bakalauro studijų kontekste 4-5 yra pakankama, kad pereiti patį metodologinį procesą ir išmokti kažko jame, ar ne? Tai nereikalaujama. Aš ginčyčiausi, kad reikėtų 12 ar daugiau, ne todėl, kad taupom laiką, o todėl, kad su 12 tuomet tuos dėsningumus apčiuopti galbūt lengviau negu iš 4. Bet, Mykolai, esmė yra, kad tai yra taip laikui imlu ir darbui imlu, kad bepradedantysis studentas gali labai patirti didelį šoką. Tai yra milžiniškas duomenų kiekis. 10 gali daryti patyręs tyrėjas. Ir tiesiog, žinai, ir čia yra vakarų praktika. Čia ne tik, kad pas mus kažkas taip gavosi. Jeigu tu pasimsi vadovėlius rimtų korifėjų, jos sako, undergraduate students, ar ne? Nėra, net tai yra normali vakarų praktika, kad nereikalauja 4-5, 6 yra maks, nes ten yra tiesiog mokymasis, ar ne? Momentą, kad mokymosi tikslais viskas tvarkoje. Aš tiesiog galvoju, jeigu man reikėtų atlikti tyrimą. Kaip patyrusiam tyrėjui. Kokybiniuose aš nesu patyręs tyrėjas. Bet apskritai tu patyręs tyrėjas. Sakykime, kad taip. Bet aš mieliau sugaiščiau daugiau laiko ar daugiau šitų kojų darbo atlikčiau. Paskui žinodamas, kad tie duomenys man padės tiksliau apčiuopti reikalus, negu kad aš mažiau kojų darbo, bet tada man reikės galvoti ekstra sunkiai, nes aš baisiai tingiu galvoti. Matai, ir man kuo daugiau tyrimo dalyvių, tuo lengviau, aš taip manyčiau, kad tuo lengviau atrasti tas pasikartojimus, esmes kažkokias. Aišku, taip, žinoma, yra tame dalis tiesos. Tiesiog labai svarbu, kokie yra tikslai. Nes jeigu tavo tikslas yra iš tiesų atlikti tikrą mokslinį darbą ir aprašyti tyrimo kažkokią tai visuomenės grupę, tai kaip tyrėjas tu neturi jokių šansų su 4-5. Ar ne? Tai mes kalbam apie tai, kas yra lesizmo. Išmokti gerai iš visam, kaip veikia metodologija per tiek tyrimo dalyvių, kurie yra apriepiami. Tuo labiau, kad bakalauro studijos vėlgi jis yra įrėmintos laikė gan stipriai. Tada, kada pradeda žmonės dirbti, mes visada labai juos skatinam pragmatiškai vertinti savo pajėgumus ir pragmatiškai ar ne planuoti, kad jie aiškiai žinotų, kada ką daro, kada kiek jiem užtruks, kad jie nebūtų ten, aš čia dar renku duomenis, o jau reikia eiti ginti, iš serijos. Tai va,
Nes pasimesti ir prarasti laiką, ypač susidomėjus, ką nors, tai labai nesudėtinga, aš manau. Tai, dabar galvoju, atrodo, kažkur mintis nukeliavo, lyg taip jaučiuosi kažko dar nepasakęs čia. Ką užkabinom iš tų apie tu klausai apie imčių sudarimą, ar ne? Jo, tai kažkaip ir šiandien apie tai kalbėjau, bet iš tiesų kokybiniam lauke, kas daugeliu ir nepatinka, kad yra tas toks neapibrėžtumas, bet kaip minėjau, yra kai kurie metodai, Georgiai, klasikiniai fenomenologijos metodai, vadovėliuose tiesiog juodu ant balto parašyta ir jokių fantazijų, ar ne? Eini ir darai tose rėžiuose. Bet pavyzdžiui, man labai patiko Keti Šarmas, amžinatilsi iškeliavusi jau klasikė, grindžiamosios teorijos interpretyvizmo kūrėja, ar ne? Jinai sako savo vadovėlyje, jinai sako, nėra jokios skaičius, tu ir iš 3 gali padaryti grindžiamąją teoriją. Gali? Taip, ir žinai kodėl? Todėl, kad tiem 3 žmonėm apibūdinti tą teoriją tobulai tiks. Viena vertus. Bet esmė, kad taip, dėl to, kad ir kokybiniai niekada jokį populiacinį apibendrinimą ar dėsningumo nustatymą nepretenduoja. Jinai pretenduoja į kontekstą visada, į apibendrinimą tam tikram kontekste, ar ne? Ir didžioji galia kokybinių vis tiek yra kontekstualu, kiek man teko matyti nuostabių kokybinių tyrimų, kurie pakeitė ligoninės darbą, performavo skyriaus paslaugų teikiamų paketą dėl to, kad kokybinių metodų buvo nustatyta konkrečiam tyrimo, su konkrečiais tenai buvusiais pacientais, ar ne, kad neveikia. Va šita liga sergančių žmonių, jam paslaugos neveikia, ar ne, sistema neefektyvi. Kokybinis yra visada impactas, kai jis yra atliekamas tam lauke, kur yra identifikuojama problema. Tai dėl to man net visiškai neįdomu, kad tai nepaaiškina Zimbabvėje gyvenančių reumatoidiniu artritu sergančių žmonių patirties, nes Amerikoje 3 sergantys buvo aprašyti ar ne išsamei. Bet jeigu gerai kontekstualizuotas tyrimas kokybinis, jis pasako viską apie tą tikrovės segmentą, apie kurį buvo pasakyta, ir neišvengiamai jis gali tapti labai informatyviu laukui. Informatyviu visiems gydytojams, visiems reumatoidiniu artritu sergantiems žmonėms. Nors tai nebus idealiai, taip, bet kažkokie esmingi momentai tam bus pagauti. Tai be abejo. Tai vat kažkuria prasme tas kiekis yra kokybiniuose. Ir pati Šarmas apgynė darbą su 54 tyrimo dalyviais. Ir kai aš jos pati paklausiau, sakau, kaip, kodėl jūs pasirinko tokį kelią? Jinai sako, aš neturėjau pasirinkimo, nes Štrausas, kuris buvo tos Glazer Strauss, ta pozitivistinė dar grindžiamoji teorija, ta pirmoji, net, bet Štrausas ir Corbin yra kažkur per vidurį, ar ne jau, tokios nusaikesnės. Tai Štrausas buvo Šarmas tiesioginis vadovas. Ir Štrausas jai pasakė, Kalifornijos universitete, no chance, tu neapsiginsi dėl to, kad laikas buvo 70 kažkelinti. Ir niekas nesuprato kokybinių, niekas nesuprato jokių mažų imčių ir kažkaip per mokslas. Baig čia, koks čia apibendrinimas. Jinai su tais 54 dalyviais ir tais interviu kalnu apsigynė savo disertaciją. Tai viską labai nulemia akademinė realybė, akademinis establishmentas, susiklošusios tradicijos, metodų pažanga, masė dedamųjų, dėl kurio yra vienoks ar kitoks tyrimo dalyvių skaičius kokybiniuose. Nuostabu. Tai vadinasi, studentams praktiškai reikėtų žiūrėti į ką metodo autoriai nurodo ir jeigu yra su žvaigždute parašyta, o studentams štai tiek, tai žiūrėti į tai, kiek studentams. Taip, visiškai. Gerai, tarkime, turime 4 tyrimo dalyvius, kiekvienas iš jų mes juos pakalbiname, tarkim, pusiau struktūruoto interviu būdu, surinkome po 40 puslapių vidutiniškai iš vieno tyrimo dalyvio. Kaip manai, kiek pradedančiam tyrėjui, kuris pirmą kartą taiko metodą, trunka pirmą raundą skaitymo ir analizavimo prasukti? Iš savo studentų patirties ateis atsakymas. Iš jų apgintų, visai neblogų darbų apgintų, ar ne, tai
po mėnesį vienam interviu. Jeigu dar plus fenomenologinis tyrimas, jeigu, nes suprantama, kad studentas turi gerokai daugiau ką veikti, negu tik prie duomenų sėdėti. Tai be abejo. Mes juk visada suprantam, kad yra dar daug gyvenimo momentų tame visame, tai jis nesėdi kiaurą parą ir neanalizuoja. Bet mėnuo būtų, kodėl mėnuo? Ir kodėl aš visada sakau, kad turėk laiko. Gali per 3 mėnesius pasidaryti tą analizę, bet pasidaryk bent 2 savaičių pabėgimą. Būtina yra atsitraukti, nes duomenų analizė įtraukia emociškai, įtraukia analitiškai. Jinai ištisai tos gimstančios, o gal, ta prasme, daug tų reikšmių pasaulis tikrai nemenkas. Ir kai tyrėjas užsiplaukioja gerai tose reikšmėse ir nesibaigiančiose interpretacijose, galiu ir taip, o išmėgina, kiek man yra kartų buvę, atsikeli ir taigi kaip reikėjo, ir ištisus gabalus perrašinėjai. Nes tai yra kūrybinis procesas. Interpretacija duomenų kokybiniam yra kūrybinis procesas. Atsitrauk, pabėk, išjung galvą, nuvažiuok kur nori, įkišk kaime į šieno kupetą tą galvą, į vandenį, daryk ką nori, sportuok aktyviai, bet pabėk ir pamiršk, kad rašai bakalaurinį. 2 savaitėm, 3 savaitėm. Tas grįžimas yra tiesiog nuostabus. Tu atsišviežini žvilgsnį, tu vėl naujai pasižiūri ir gali tada gan lengviau kažko atsisakyti, gan lengviau likti prie kažkokių savo idėjų, kurios jau, ar ne, tokios aiškiausios tau yra, nusistovėti kažkaip tai. Nes yra toks net įdomus labai komentaras iš patyrusių labai tyrėjų. Jie sako, analizė yra nepabaigiamas procesas. O, jo. Jis yra nepabaigiamas. Kad tu gali skaityti ir skaityti. Amžinai dvelinti tam duomenų pasaulyje. Dar turiu vieną prašymą. Prašau, pristatyk mūsų svečią klausytojams, žiūrovams. Čia yra meilybė Lilė, Maltipų. Tai yra Maltos bišono ir pudelio mišrūnė, bet panašiai mama į bišoną. Pati meiliausia veislė šuniukų, kokią galima įsivaizduoti šitam pasaulyje, tai ir pati geriausia. Lilė dalyvauja psichoterapiniam procese su klientais. Ir iš tikrųjų niekada jos nevedžiau į terapinių šuniukų mokymus. Net nežinau, ar jinai pasirenkama viena iš veislių, nes yra tam tikros veislės, kurios, ar ne, Border Collie, man regis, mėgstame. Ir Border Collie, ir netgi šitie basetai. O, jo. Bet Lilė natūraliai yra labai jautri ir eina visada šluostyti ašarų. Ir visada labai sureaguoja į klientų įvairius jausmus ir ateina arba prisiglausti, arba lipa ant galvos, labai nori kažkaip dalyvauti ir padėti. Labai jautrus emociškai šunelis, bet būtent dėl savęs, iš savęs pačios, aš jos niekada nieko nemokiau daryti. Tai va, čia yra Lilė. Nu va, nuostabu. Irgi psichologinį darbą atliekantis padarėlis. Nu va, tai galbūt tada tam kartui ačiū tau. Ir aš manau, kad ne paskutinis kartas, kada mes čia šnekamės, ir bus dar progų išgvildenti ir kitus klausimus. Visai būtų įdomu, kur nors pažirgliuoti ir kitas pusės, tiesą pasakius. Aš visai norėčiau apie filosofiją pasišnekėti kitą kartą. Pasiginčytume apie tai, kurie filosofai yra kiečiausi. O Dieve, čia bus labai sunkus uždavinys dėl to, kad aš labai nutolus nuo... Bet galėsiu su savo egzistencialistais ant tavęs važiuoti. Nu va. Tai šia linksma nata. Gerai. Ačiū tau ir ačiū tau, Mykolai. viso Viso.